Sveiki, mano mėly jaučiai. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas laukia jūsų per ateinančią savaitę nuo tada, kada žiūrite šį video. Šią jūsų savaitę jūsų laukia kažkas labai tokio wow. Matau, kad gali būti ar svajonės kažkokios įsipildymas, arba labai gilus įsimylėjimas, aistra, arba vidinės kažkokios harmonijos atsiradimas. Žodžiu, labai gerai jausite šią savaitę. Gali tekti kažkur keliauti, vairuoti, gal į kokį nors koncertą keliausite. Va. Ar šiaip su muzika, su daina. Va. Bet sakau, bendrai paėmus, tai viena vertus ieškosite ramybės, tokio atsipalaidavimo, bet apskritai labai gerai jausite šią savaitę. Sakau, gali būti net kažkokia svajonė jūsų įsipildys. Arba pradės pildytis. Va. Nu, pažiūrėkim, kokią savaitę laukia jaučių. Kokią savaitę laukia jaučių. Švęskite savo unikalumą. Jūs toks pat išskirtinis kaip ir bet kas kitas. Mes visi išskirtiniai, bet čia sako, švęskite savo unikalumą. Aha. Gerai, dar vieną kartą. Sėkmės kelias. Išsirinkti kryptį yra jūsų teisė. Va. Tai toks kelias, kuriuo išsirinkote eiti, atskleis jums jūsų tikrąjį jūsų unikalumą, jūsų savybės, kurios jums labai svarbios yra. Jūsų geriausias savybės atskleis jūsų kelias. Ir sako, jūs savo kelią į sėkmę pasirinkote pats. Nepriklausomai nuo to, kokiu iš tikrųjų keliu einate, tai tą kelią galite bet kada dar pakeisti, ar pasirinkti naują, arba nusukti kažkur į kitą keliuką. Va. Bet jūs rinkatės pats savo kelią į sėkmę ir savo būdus save reikšti. Va. Švęsti savo unikalumą. Man šitas piešinys toks atrodo, čia tarsi strėlė skrenda į jūs, kažkoks, sakytum, teisė jūs kažkas už jūsų kelią. Bet tai jūsų teisė yra jūsų kelią rinktis. Va. Ir jūs renkatės tą šviesą. Šviesa, jūsų šviesa, kuri iš jūsų čia koks kaip ir žmogeliukas, kaip ir jūs, ne? Ir iš jūsų sklinda šviesa ir tas strėlės atspindi, va, atmuša. Va. Ir jūs savo šviesa, savo unikalumu kūrėte savo kelią tokį, koks jums reikalingas ir einate į sėkmę. Ir dar čia toks man kaip ir paukščio siluetas atrodo, apgobęs jūs sparnais, panašu, kad ar koks feniksas, sakytum, va, tarsi jūsų svajonės globoja ir jūs globoja ir kartu eina ir tarsi ugnimis pjaudosi čia, va, ir jūs globoja nuo visų šitų strėlių, visų teisimo strėlių iš kitų žmonių. Va. Tai jūs turite labai stiprių padėjėjų savo gyvenime. Ar tai būtų kiti žmonės, ar tai būtų jūsų angelai sargai. Va. Ir niekas jums nebaisu. Jūs einate į savo kelią teisingai pasirinkę jį. Va. Ir jis kitą kartą sako, švęskite savo unikalų kelią, savo tikslus, svajones. Gerai, pasižiūrėsim, ką taro kortos pasakys, kokia savaitė laukia jaučių. Širdgėla ir šventė.
Labai panašu į tas kortas, kur sakiau, kad viena sakė švęskite, o kita sakė, tas strėlės matė mane, kur skrenda link jūsų. Tai jūs įsilaisvinote iš tos širdgėlos ir dabar džiaugsitės tą laisvę. Va. Galbūt gali būti, kad kažkas susirinkimas kažkoks bus šventė ar šiaip žmonių susibūrimas ir ten galėsite savo nuoskaudas išreikšti, išbūti su tai žmonėm. Tai nebūtinai reiškia, kad švęsite kažką. Tai gali būti tiesiog labai geri žmonės, gera kompanija, su kuriais galite pasišnekėti ir puikiai išreikšti savo mintis. Va. Išbūti, pabūti savimi. Va. Žmonės, su kuriais galite pabūti savimi. Pasižiūrėkime, ar čia nuoskauda ar tiesiog įsireiškimas. Jo, truputį meilės srityje gali būti kažkokias, kaip ir sakiau, arba nauja meilė visiškai atgims, arba jums meilė savo atgims, nes atsiskyrėlis jisai eina į save ir atkuria savo ryšį su savimi. Ir ta meilė gali būti, kad atkursite meilę savo. Va. O kai turite meilę savo, labai pritraukėte meilę iš kitų žmonių. Va. Tai tas jūsų etapas veikimo truputį dabar krypsta į meilę savo. Va. Ir tada į romantinę meilę. Tai kaip ir klausiau, ar šitos nuoskaudos yra naujos ar senos, tai greičiausiai senos. Tai jūs įsikalbėsite su tai žmonėm, su kuriais pasitikite. Ir tai jums padės sveikti, atrasti jums meilę savo. Gali būti, kad norėsite medituoti, reflektuoti daug apie viską, į asmeninį tobulėjimą eiti, bet ten atrasite meilę. Va. Gerai, paklauskim apie meilę. Ką apie meilę žinoti reikia. Čia nuskrydo smėlio korta. Nuskrydo. Gerai, ką apie meilę žinoti. Mhm. 7 lazdų. Kažkokia sudėtinga situacija su meile pas jūs. Arba einate per išsiskyrimą kažkokį, arba nesate užtikrinti savo santykiais. Dėl to ir norėsis to truputį atsitraukimo, pabuvimo su savimi ir apgalvojimo visko. Bet šį kartą taip pat reiškia ir netradicinius sprendimus. Tai jūs pabuvę su savimi, toj atsiskyrėlio fazėje, jūs išspręsite situaciją ir suprasite savo poreikius ir savo lūkesčius santykiams. Ir pažas lazdų, nauja aistra, įsižiebs nauja aistra ir žengsite su ja į priekį. Būsite pasiryžęs įveikti visus sunkumus, kurie jūsų santykiuose iškyla. Kaip ir tas pažas, kirvių jau pasiėmęs, pasiruošęs tą lazdas tašyti, tai iš tikrųjų jūs atrasite savyje jėgų, įrankių, kaip tvarkyti su tuo netradicinių galbūt sprendimų kažkokių. Ir susitvarkysite su tuo. Ir, kaip ir sakiau, turėsite naują aistrą, tarsi užsidegę būsite labai stipriai. Va. Gali būti, kad ir į naują meilę eisite. Tokia svajonių meilė jums gali atsiverti. Kaip ir sakiau, tarsi svajonių įsipildymas iš pradžių, ne? Gali būti, kad svajonių meilė jums ateis.
Penkiakampių riteris. Jūs per savo gyvenimą labai daug nuveikėte, daug kelių aplankėte, galbūt ir tų santykių sudėtingų daug turėjote. Ir dabar tarsi žemėlapis jūsų rankose, visi tie santykiai ir visi keliai, kuriais ėjote. Ir jūs visus žinote rezultatus, priežasčių ir pasekmių. Va, pasižiūrėsiu dar šitą. Oi. Penkiakampių riteris. Jūs esate praktiškas, patikimas, gali būti jūsų tas partneris, kurį sutiksite toksai sunkiai dirbantis, įsipareigojęs, kantrus, konservatyvus. Kaip ir sakiau, jūs greičiausiai žinote visus kelius, kaip sakė, ir dabar taip metodiškai galbūt rinksitės partnerį. Žinosite, ko tiksliai norite iš jo. Apskritai šitą kortą sako, likite ištikimi ir atsidavę savo projektui ar darbui. Gali būti ir santykiams. Tai jeigu kažkoks atšalimas santykių jaučiasi, tai kaip ir sakiau, jums truputį ta vienatvė padės viską išnarplioti. Ir tiesiog šitą kortą sako, išlikite ištikimi vieni kitiems. Va. Apie meilę šitą kortą sako, kad meilės santykiai geri ir tokie stabilūs. Va. Taip pat šitą kortą sako, kad gali kažkoks draugas ateiti į pagalbą. Tai mes jau ir kalbėjom, kad greičiausiai draugai ar kažkokia kompanija, susibūrimas jums padės tą širdgėlą įveikti. Va. Gerai. Apie meilę daug kalbėjom, pakalbėkim apie darbą. Ką apie darbą reikia žinoti jaučiai. Gali būti, kad dirbate iš namų ir nemažai streso patirėt. 4 lazdų ir 10 lazdų. Ir kardų pažas ir vežimas. Gali, kaip ir sakiau, gali būti, kad namuose dirbate ir daug streso patirėt. Bet dabar tas stresas kaip ir į pabaigą eina, užsibaigia darbai. Ar projektas kažkoks susibaigia. Gali būti, kad teks keliauti kažkur, o jūs ir toj kelionėje gali tekti ar pranešimą skaityti, arba daug bendrauti su žmonėm, būsite toksai užsidegęs ir iškalbos, jums netruks iškalbos. Va. Bendrai darbe tai seksis, vežimas sėkmės, korta balanso. Va. Kaip ir tas va čia raitelis atsistojęs balansuoja. Va. Gali būti, kad šiaip apie namus daug galvojate, galbūt darbas jums namus nustelbė. Va. Bet namuose bus ramybė, toks stabilumas, gerai jausitės namuose. Kardų pažą noriu pasižiūrėti dar. Būsite smalsus, iškalbus, kaip ir sakiau. Judėsite į priekį su projektais, gal turėsite naujų daug idėjų, entuziazmo ir norėsite dalintis jomis. Tai gali būti, kad va toj kelionėje teks naujom idėjom jūsų dalintis, va, išreikšti savo požiūrį. Užverčiau, nebeversiu, tai va. Tai darbas taip. Žiūrėkite, kad nenustelbtų darbas namų jūsų, nes labai daug streso patirėte darbe. Bet kaip sakiau, tas stresas jau į pabaigą, nes projektai kaip ir į pabaigą ir prasidės naujas kažkoks projektas, naujas etapas. Va. Daugiau dėmesio šeimai skirkite, kiek tik išeina.
Gerai, pasižiūrėkim kokią savaitę. Šiaip kortos apie asmeninį tobulėjimą sakė, kad jūs vedamas į priekį esate ir turite daug šviesos savyje, kūrybinės jėgos, pasitikėjimo savimi. Gali būti, kad truputį silpniau jaučiatės meilės srityje, kažkokią nuoskaudą išgyvenate ir skyrybas. O, kaip toli nukrito. Va, perpildyti visko esate, tarsi norisi nupilti tą kantrybės taurę, išsiverkti, išbūti. Bet čia taip pat tas perpildymas ir gausa reiškia. Lygiai taip, kaip daug sunkumų visokių patyrėte, taip ir mainais jums ateis gausa didelė. Va. Jūsų įdėtas darbas atsipirks su kaupu. Na va, ką aš čia dar kalbėjau. Kad truputį galite jaustis, kad einate per skyrybas arba šiaip sunkų gyvenimo etapą. Kaip ir sakė šitas riteris penkiakampio, jūsų santykiai stiprus ir įsipareigoja likite jiems. Va, nebent tai tikrai tokie toksiški santykiai, kur iš tikrųjų jau galvojate apie skyrybas. Va. Bet viskas įsispręs, jums tiesiog reikia truputį vienam pabūti ir pareflektuoti viską. Ir galbūt su kompanija jums padės išsveikti jūsų kompanija, jūsų draugai. Na va, o darbe, kaip sakiau, nepamirškite, nesineškite namų į darbo ar darbo į namus. O šiaip nauji projektai prasideda, jūs gerai subalansuoti būsit. Na va, tai bendra energija, kad visko labai daug jūsų gyvenime. Labai jaučiatės persikrovęs, kaip ir streso to vėl korta. Mago kalavijas. Aha. Primena man vėl tą magiją, kurią jūs savo unikalumu švenčiate. Va. Kad ir kiek daug to perpildymo, to, kaip sakiau, perpildytos jūsų taurės visos, jūs turite savo vidinės magijos. Šitą kortą visada nesifokusuoja, labai įdomu. Turite vidinės magijos savyje. Šitas kardas, jisai nėra ginklas, jis yra įrankis. Ir jame telpa visa jūsų išmintis, žinios, viltys, valia ir viskas, kas tik tai sutelpa į jūsų asmenybę. Tai va, tai ir su šito kalaviju jūs turite daug pasitikėjimo savimi ir kūrybinės galios. Ir galite bet ką nuveikti, bet kokius kalnus nuversti. Ir dar kaip tas kalavijas čia liktai garuoja, ne? Jūsų ta magija jūsų vidinė tarsi paliečia visus kitus aplinkui ir kiti ją jaučia. Va. Ir pritraukia prie jūsų tuos žmonės. Va. Tarsi sielos kažkokias dalelės prie jūsų prilimpa. Va. Pritraukite žmonės su savo magija. Pasitikėkite ją. Jūs turite daug žinių, daug įgūdžių, daug talentų. Tai tiesiog jais pasitikėkite. Va. Gerai. Dar kalbant apie tai, kad jūs pritraukia žmonės, dar patvirtinimas, dviguba misija, ryšio kanalas ir prikeliame žmoniją. Tai va, tai jūs tarsi ryšio kanalas kartais būnate ar esate tarp aukštesnių jėgų, kažkokios intuicijos, intuicinių pastebėjimų ir žmonių. Dėl to žmonės prie jūsų traukia, dėl to, kad jūs juos prikeliate ir įkvepiate, va, to džiaugsmo gyvenimu. Va. Ir tai yra jūsų viena iš misijų, dviguba misija. Tai būti tarpininku tarp žemės ir dangaus, kaip sakyti, ir prikelti žmoniją, įkvėpti juos. Ir jūs panašu tai puikiai darote su savo mago kalaviju. Va. Tai gali būti nelengva, o tas persipildymas įrodo, kad
galbūt visko per daug jūsų gyvenime kartais taip jaučiasi. Nes vat, ir streso korta iškritus buvo, va, ir šitos širdgėlos, ne, yra daug sunkių dalykų jūsų gyvenime. Ne viskas taip gražu ir šviesu. Bet nepaisant to, jūs atrandate savy jėgos, atrandate žmonių, tie patys žmonės, kuriuos pritraukite, jums padeda išsigryninti save. Va, truputį meditacija, vienatvė, atsitraukimas irgi padeda to padaryti. Kelionės gali būti, va, irgi svarbus momentas jums, kai padeda jums grįžti prie savęs ir tą taurę nupilti. Va. Gerai, pasižiūrėkim, ką dar turi žinoti jautis. Kas dėl svajonių? Nes turėjom... Nerkite. Nesilaikykite, jau laikas nerkite. Tiesiog imtkitės to, apie ką svajojate. Ir plaukite su banga. Gyvenimo pamokos ir augimas, jūs per tai pereisite. Kaip apie tą, ką kalbėjau, kad yra tų sunkumų jūsų gyvenime ir kortos rodo, kad ne viskas taip pas jūs šviesu, kaip norėtųsi gyvenime, kad būtų, per visko daug perėjot. Ir kortos sako, tai jūsų augimo ir pamokų laikas buvo, tie visi sunkumai. Ir jūs per tai pereisite. Ir kortos sakė, kad sėkmė jums ateis ir išsispręs viskas. Jūs turite resursų, turite galimybių ir turite pagalbininkų iš šalies. Ir jeigu turite kažkokią svajonę, tai nerkite į ją. Dabar geras laikas savo svajones realizuoti. Va. Kažkokia kova. Dėl ko čia kova? Rizika. Kova, ieškojimas ir rizika. Gali būti, kad turite kažkokią vidinę kovą su savimi. Čia ne su aplinka. Esate vidiniuose ieškojimuose kažkokiuose. Ir kažkur tarsi bijote rizikuoti. Gal tų svajonių savo imtis tarsi vengiate, nes tai atrodo didelė rizika. O ta svajonė jūsų būtų tos kovos su savimi realizavimas, tarsi pergalės jausmas. Va. Bet vandens kortos sakė, laikas jau, nebijokite. Ta rizika, čia šitoj kortoj rizika yra pasverta, nes ta varna, ji yra išmani, protinga, ji neneri į bangas tiesiai. Palaukia, kol bus atoslūgis ir tada pasiema tas kriauklės. Aišku, visada yra rizika, kad ta banga ją nuplaus, bet iš tikrųjų jos kaip ir nėra, nes ji pamatavus ją ir išmatuoja laiką tą. Ir kaip dabar sakė vandens kortos, kad jau laikas. Va. Gali būti, kad, kaip ir sakiau, per didelę kovą su savimi einate arba perėjote, ieškojimuose savęs esate. Va. Taro kortos irgi labai rodė apie tai, kad, kaip ir sakiau, kažkokių sunkumų, širdgėlos ir ieškojimas savęs, va, laikas. Tai va. Ir ir tos pamokos
bus vertingos, naudingos jums. Atneš balanso gyvenime. Gali būti, kad per šitas pamokas jūs jau praėjote, tik dabar laikas sudėlioti viską į vietas, vat, kaip tas atsiskyrėlis truputį pabūti su savimi ir viską sustruktūrizuoti. Gerai, pasižiūrėkim dar. Ką žinoti apie gyvenimo pamokas daugiau. Ar jos jau baigėsi, ar prasideda naujas etapas. Pasižiūrėkim. Pasiduoti ir paleisti. Man vėl tas paukštis. Kažkuo čia paukštį primena, kai žiūriu per objektyvą. Tai tas, kur saugo jūs, kur sakiau iš pradžių. Tai gali būti, kad atėjo laikas jums paleisti savo svajones į laisvę. Nes čia man va šita paleidimo korta toks piešinys dvejopas yra. Viena vertus galima kalbėti apie tai, kad paleistume savo skausmą, savo tą visą slogę nuotaiką, savo sunkumus visus paleistume į laisvės, bet matot, paleidžia šviesą ir drugelius, tai man primena ir apie tai, kad paleistumėte savo svajones į laisvę, va, savo džiaugsmą, savo šviesą, va, nelaikytumėte jo savyje užspęstos, va. Tai va, ir šitą kortą pasiduoti. Įdomu man, kam pasiduoti. Gyvenimo tėkmei. Pasižiūrėsim. Pasidavimas. Ką apie pasidavimą? Gal tiesiog nesistengti pakeisti įvykių, neforsuoti nieko. Apie tai čia kalba. Trauka. Leisti gyvenimui pritraukti jūsų sėkmę. Nes jeigu perėjote per kažkokius sunkumus, ar einate per juos, anksčiau ir vėliau jūs iš jų išsilaisvinate. Ir kortos sakė, kad išsilaisvinate, atrandate sprendimus ir paleidžiate į laisvę juos. Va. Ir pritraukite kažką naujo, kažką gero. Tai galbūt čia sako, kaip klausiau, ką paleisti, tai galbūt paleisti, pasiduoti, tai yra kaip čia pasakyti. Gali būti, kaip ir sakiau, tą paleidimo kortą, kad paleistumėt savo idėjas, savo šviesą, savo mintis į laisvę. Tai iš tikrųjų čia pasiduoti traukai, pasiduokite traukai savo svajonių traukai. Va. Ir imkitės tos rizikos, surizikuokite truputį, va, link savo svajonių. Tai jūsų svajonės gali būti su meilė susijusios, meiliai ta trauka, gali būti darbui, gali būti asmeniniam tobulėjimui, gali būti idėjų trauka, va. Nu, žodžiu, daug visko gali būti. Gerai, pasižiūrėkim, ką protėviai patars. Čia 4 net kortos. Būkite šviesa. Matykite, kaip jūsų sėklos auga. Pasirūpinkite savo poreikiais. Ir mylėkite save ir būkite mylimas. Na va. Tai kaip ir sakiau, savo šviesą skleiskite, paleiskite. Ir visos jūsų idėjos augs kaip tos sėklos pavasarį. Nepamirškite meilę savo, nepamirškite savo poreikių. Gali būti, kad labai daug savęs išdalinate kitiems ir save truputį pamirštate. Va. Galbūt, kaip ir sakiau, streso daug darbe jaučiate ir namai truputį lieka pamiršti.
artimieji jūsų, tai prisiminkite meilę vieni kitiems. Va, kaip ir sakiau, truputį meditacijos gali būti, kad norėsis. Gerai, dar greit meilės kortas jau ir taip ilgai. Va, pasižiūrėsim. Na va. Ribos. Meilė gali kelti iššūkius jūsų riboms, saugokite jas. Na va. Taip, kaip sako, meilė beribė, bet kartais tam tikrų ribų reikia. Kada galim pasakyti ne, kai mes esam pavargę, pavyzdžiui, ar apskritai tam tikros dalykus turim pasilikti savo, tai nebūtinai yra slėpimas ar paslaptys. Tai va. Na, tai tokia ši savaitė, tokia, sakyčiau, sveikimo, augimo ir visų problemų išsprendimo laikas. Tai nesijaudinkit, viskas išsispręs, bet, kaip sakiau, matau, kad per daug sunkumo einate, bet galiausiai jūs atrasite savyje daug jėgos ir išspręsite viską. Ir jums padės gali jūsų draugai, artimieji. Va, susiburkite, pabendraukite su draugais. Va. Na va, tai tokia šią savaitę žinutė, būkite laimingi, būkite mylimi, pasimatysime kitą kartą. Iki.